Važiuojam į trečią dieną. Labas rytas. Labas rytas ir tau. Jau čia visi susirinkę beveik. Naktelė buvo karšta, net neklausiu, ar nesušalo nieks. Tikrai nesušalo, nebuvo kaip sušalti. Einu geriau pusryčius pažiūrėti. Labas rytas. Kaip pusryčiai? Gerai, greitai, savas. Dar liko biški vakarienės? Taip. Ir sudėjo, labai gerai. Labas rytas. Labas rytas. Pakuojamės, kažkas užkimęs. Užkimai? Dar nesimaudė. Užkimai? Ne, tu. Ai, ne, man gerai. Viskas gerai, fantastika, judam kurtam. Labas rytas. Toks čia vaizdas. Tai ką, šiandien turėtume pasiekti jūrą. Primenu, kad mes čia važiuojam iš Vilniaus į Palangą. Šiandien nakvojam Jurbarke. Už Jurbarko jau. Liko mums apie 100 km iki Nidos. Tai turėtume pasiekti, jeigu ten su laivais viską susiderinsim. Tai dar ir su laivu perplauksim į Nidą. Dabar yra tiek valandų. Liko 1 minutė, 8 išvažiuoti turim. Aš spėjau, kad neišvažiuosim 8, esu tikras, kad neišvažiuosim 8. Ir žinau, kodėl neišvažiuosim, bet pernai atsimenu, esam išvažiavę laiku. Ernestas šiandien atstovauja Neste komandą. Taip. Neste komanda važiuoja į pajūrį, palydėti saulėlydį. Ką Liutauras atstovauja? Kas nieka. Čia vyras juodais drabužiais. Ne, tu birvutės, gumytės atstovauji, man atrodo. Gumytės. Tavo rėmėjai yra gumytės, čia kaip gitara ar arfa, žinai, gali grotom gumytėm. 8, važiuojam į trečią dieną. Šiandien ieškom laivelio, kad pirmadienis galvojam, tai kažkam reikia vis tiek duoti uždirbti. O daug žmonių. 20 mūsų, 21 dviratininkas. Jos jau nebepakraunam į bėdyje. Tai gal suskrausim? Gal susikrausim. O kada jūs čia? Kelintą valandą? Mes čia tie, kur visą laiką čia važiuojam, gegužės, ten mes apie 6 valandą būnam Uostadvarį. Gerai, ką nors sugalvosim. Gerai. Ačiū jums. Visada kažką sugalvojat, tai aš dėl to jums ir skambinu. Va, numeriukas, susifilmuokit, kam reikia. Čia yra kapitonas, kuris visada kažką sugalvoja ir dabar sugalvos lygiai taip pat. Laivelis mums bus. Kapitonas jau ruošia laivą, reikia minti. Procentai, kad nuvažiuosim. Ilgas ruožas. Viskas, ko reikia. Ten Rusija. Aišku, nematysi, bet ten, kur tie bokštai, 3 tokie namai, ten yra Rusija, Kaliningradas. Viskas mums į naudą, mums vėjas pučia į nugarą. Šią visą kelionę, tai žiauriai fainai. Pietai. Marisaujam ir minam toliau. Nebėjauti jau nieko? Jaučiu kojas, biškį, ir Nejaučiu nieko. Kaip ten dviračių, kas atsitiko? Jeigu špikių biškį pametėm. Špikių. Lūžo špikis. Vienas? Kol kas vienas. Traktorauzės aplenkė mus. su kuprinėm. Uogų užauga, svagūno irgi. Viskas užaug, dievulis duoda. Eilutė. Klausau. Sveiki, kapitonė, norėjau pranešti, kad mes jau Šilutėj. Nu viskas, tada sudinsim prie švyturių.
važiuoja, ne iš anos pusės. Gerai, tada aš organizuoju, kad greičiau būtų. Gerai, ačiū. Vasara. Čia plauksim. Iš ten atplauksim. Ir ten nuplauksim. Nu, gerą dienelę. Neiškepėt? Iškepėm. Nu ką, per priekį čia. Nežinau, kur norit sėdėti, priekį ar gale. Nu tai ateikit, vyrukai. Traut dviračius. Atvažias galima gal ir po suoliukais. Galima skristi. Ne, gal geriau į vidų neškit. Su diržais prisieksiu. Nu, Tokiais. nes matai, yra gana stiprus vėjas, bangas bus neblogas šoninis. Oi, smagu, gerai. Eikit kažkas, kas gudresnės, talpint dviračius gražiai. Kas tvarkovas. Va, nėriau, eik pareguliuok dviračius ten. Nu, kapitoną, kiek laiko plauksim? 2 valandas. 2 valandas, kokio greičio plauksim? 10 kažkur tai greitis. Kas? Greičiau neišminsim. Kiek laivų, kas metrų? 13,5. Kokiu metų? 7,4. Tai toks seneliukas, bet gyvs. Nu, matęs daug. Gerai. Su šalmais žmonės sėdi saugiai, plaukia saugiai. Pakeliui į svajotąją Nidą. Ten mūsų žemynas, priešais mane į veidą šviečia Nidos saulė. Pamiegojau gerai kokią turbūt valandą, nu gal mažiau, bet labai fain. Užsupa. Marios ramios, bet vis tiek lengvas supimas yra. Tai fain. Tuoj kelsimės dviračius į krantą. Šiaip tai čia vienas anksčiausių mūsų atvažiavimų į Nidą. Kažkada atsimenu, esam 10 ar 11 atplaukę, tai net nespėjom parduotuvę. Dabar be problemų. Spėsim Santą, netgi spėsim autobusą, išvažiuos dabar ir išvažiuos į Šiaulius. Tai vat, persikeliam, apie 7 išlipam ir 8 į autobusą iš Nidos į Šiaulius. Taip nepavyko kitaip darbų susidėlioti. Bet kai 3 kartą važiuoja, tai gali sau leisti ir išdykauti, kaip sakant. Miegas neįma kartais. Nuimagi kartais. Retokai. Užsupa vis tiek saulė šviečia. Bet tai reikia kelią žiūrėti. Mažakas ant kokio Dormeo užplauks. Dormeo čia plaukė? Nu yra tiesų gumeškom kur duotas. Mes vadinam Dormeo. Geras. Pripučiami čiūžiniai. Taip. O, čia kolektyvas čia va miega. Nemiega ilsis. Ilsis, gerai. Supa maloniai. Nežinau, čia ar matosi, bet labai daug vabaliukų. Atplaukėm ir taip musyčių daug biškai gąsdina. Čia bus naktį. Čia visai skraido, va. Va tai va. Vola. Opa. Galvojat, mus nemokamai plukdo? Gatvės muzikantas. Iš dangaus reisas nukrito. Apsipriekalinam ir varom. Oi, mokėt reikia. Paspaus mygtuką. Pagaliau
palei marias, palei vandenį, link kito vandens, link jūros. Gal nekelsiu, jau kažkaip tai per daug kartų keletą atsibodo. Gražus, žinau, kad vaizdas būtų labai gražus, bet daug žaidimų. Pakelt, sustot, tada sustot, nuleist. Tai įsivaizduokit, tiesiog bet gražiai važiuojam palei marias. Eina savo kokia jūra, pažiūrėkit. Jūra visai ne kaip jūra. Čia laiptų nėra. Čia seniau laiptai būdavo, dabar nėra laiptų. Padarykim greitai ir neskausmingai. Savo ramumas koks. Bangų nėra. Jūra rami, saulė leidžia, žmonių mažai. Niekur niekas nebumčiuko nėra. Ramybė, ramybė. Simaudėm, einam vakarieniaut. Ir nakvot su skrusdėlytėm. Šiandien nakvynė bus tokia. O rytoj ankstyvas bus rytas, nes mus pažadins saulė anksti ryte. Oi, kolektyvui, ačiū už tokią vakarienę skanę. Va, koks čia cechas makaronų maišymo. Kiek akių alkanų. Makaronai su sūriu. Visi stebi pasirodymą iš pirmos eilės su vakarienė. O, gerai atrodo. Tokį vat gražų saulėlydį apturėjom. Dažnai čia tokie būna nuo kopos. Kažkaip tai tas gegužės galas taip lepina tai saulėlydžiais ir tokių švarių dangum. Dabar ką? Arbatėlės, pokalbių prie laužo ir eisim miegot. Gal aš jau jums sakau labanakt, nebetempiam čia laiko. Mes dar pabūsim kompanijoje ir susitiksim kitam video rytoj. Rytoj laukia nedaug kilometrų. Šiandien jau nežinau, sakiau, bet apie 110 nuvažiavom. Truputį gal daugiau, bet tikslas svarbiausias buvo jūra. Pasiekėm tikslą, dabar liko labai nedaug. Tai toks jau poilsinis bus tempas sekančias 2 dienas iki Palangos. Tai iki rytojus.